Čia kažkada neseniai Bitplakis parašė labai gerą komentarą, kuriame siūlė man koncentruoti savo pastangas į YouTube kanalus ar marginalus, kurie iš tikrųjų turi kažkokį tai rimtesnį sekimą. Ir aš jam visiškai pritariu. Mano kriterijus dabar, kai aš į kažką reaguoju, yra, kad kanalas arba turi būti tikrai didelis, tai yra bent 14 000 sekėjų, arba turi būti visiškai beprotiškas šūdas. Ir šis video, kurį turi mūsų visų mėgstamiausias didžiausias Lietuvos vatnikas, tenkina būtent antrąją kategoriją. Visų pirma, labai norėčiau padėkoti fanams, kad užrodė šį video, nes aš praktiškai nelabai jį pats seku, nes vėlgi jo kanalas nėra toks jau ir didelis, bent jau YouTube, bet tai, ką jis čia kalba, yra tiesiog nurauta. Ta prasme, aš aptarinėjau Būkime vieningi, kuris nuo pirmos karo dienos kalba, kad ukrainiečiai jau tuoj pralaimės. Tada mes turim Kellertą, kuris aiškina, kad rusai turi visas priemonės laimėti šį karą, bet tada į sceną įsineša mūsų mylimiausias vatnikas ir nubraukia juos visus su tokiam nesąmonėm, kad, jomajo, ta prasme, kad ir ką jis bevartotų, akivaizdu, kad nuo to visiškai išgangrenavo jos smegenis. Ir savaime aišku, kadangi jisai kalba sąlyginai lėtai, aš greitai padariau ant 1.2.5. Labas žmogau, pakalbėkime apie scenarius, kokiais gali pasibaigti įvykiai Ukrainoje. Pradėsim nuo tokio mylimiausio arba norimiausio, tikriausiai didžiai Lietuvos daliai. Laimi ukrainiečiai. Aišku, tai yra klausimas, ką reiškia jie laimi. Jo, čia iš tikrųjų yra labai geras klausimas. Turint galvoj, kaip karas prasidėjo, mano nuomonė, ukrainiečių pergalė visada buvo tai, kad ukrainiečiai išlaiko savo suverenitetą. Ir mano nuomonė, praktiškai ties 4. karo diena, jie iš principo pagal šį kriterijų laimėjo. Dabar, mano nuomonė, tai yra klausimas, ar jie praras teritorijų šiame kare, ar galbūt nepraras nieko, ar gal netgi kažką atsikovos. Bet, kaip ir sakiau, turint galvoj, kad rusų tikslas buvo užkariauti Ukrainą ir ją pavers savo hegemonijos dalimi, mano nuomonė, ukrainiečiai jau praktiškai prieš beveik metus šį karą ir laimėjo. Dabar tik tai klausimas ne dėl jų pergalės, nes yra akivaizdu, kad jie išlaikys savo suverenitetą, o kaip tiksliai pasibaigs šis karas. Jie laimi, atsivaduoja viską, tipo ir Krymą, Luganską, Doniecką ir šios respublikas, kai dabar vyksta referendumai. Daleiskim, paimam patį geriausią variantą, kokio nori dalis Lietuvos gyventojų. Kas bus Rusija tokiu atveju? Pas ką bus atominė knopkė? Greičiausiai jūs įsivaizduojate taip, kad tada skis Rusija, ačiū Dievui, jūs nuvertėt Putiną ir mes jum ant auksinės lėkštutės atnešam Rusijos atominę knopkę. Bijau, kad bus ne taip, bet kol kas apie tai galim nešnekėti, žiūrim kitą variantą. Tai, esmė yra ta, kad kas parodo, kad rusai iš tikrųjų šitą karą praktiškai pralaimėjo, yra tai, kad jiem praktiškai nėra likę daugiau nieko iš veiksmų, kaip tik tai vykdyti nesibaigiančias mobilizacijas ir mobikus siūsti į mirtį ir grasinti atominių ginklų. Ir kas galbūt labai yra įdomu visoje šitoje situacijoje yra tai, kad jeigu karo pradžioje vakarai dar labai tikėjo tuo branduoliniu šantažu, tai dabar praktiškai akivaizdu, kad jo tikima vis mažiau ir mažiau. Kaip bebūtų, buvo raudona linija, kad jeigu bus ukrainiečių smūgiai Kryme, bus branduolinis atsakas, to nebuvo. Buvo raudona linija, kad jeigu ukrainiečiai atsims teritorijas iš tų teritorijų, kur įvyko referendumai, bus atominis atsakas, nes tai vėlgi yra Rusijos suvereni teritorija, tas neįvyko. Ir turint galvoje, kad Ukraina jau važiuoja vakarietiškos geriausios oro gynybos sistemos, tokios kaip Patriotai, tai kad į Ukrainą jau pradeda važiuoti vakarietiškos pėstininkų kovos mašinos, jau kaip suprantu beveik yra nuspręsta ir dėl tankų tiekimo. Ir aš nekalbu apie tas prancūzų šarvuotas kavalerijos mašinas, aš kalbu apie rimtus tankus, tokius kaip Leopardai iš Lenkijos ar Challengeriai iš Britanijos, apie kuriuos kalbama, kai rašinėjau šitą video. Panašu, kad vakarai vis mažiau ir mažiau bijo tos branduolinės knopkės. Kodėl? Galbūt vakarai, kurių žvalgyba tikrai nesnaudžia, išsiaiškino, kad rusų branduolinis arsenalas yra tokioje pat blogoj būsenoj kaip visa jų kariuomenė ir de facto nelabai yra panaudotinas. Galbūt įvyko kažkokie susitarimai tarp vakarų šalių ir Kinijos, kad rusai būtų pakankamai prigrasinti nenaudoti branduolinių ginklų, nes tada jiem išvis šakės bus. Gal Putinui buvo pasakyta, kad bus tiesioginiai NATO smūgiai bet kokios branduolinės provokacijos atveju. Kaip bebūtų, Maskvoje buvo pats CŽV direktorius. Ką jie ten nušnekėjo su rusais, mes turbūt ilgai nesužinosim, jeigu iš vis kada nors sužinosim, bet turint galvoj, kad rusai branduolinio ginklo nepanaudojo, nors buvo peržengtos beveik visos raudonos linijos, ir tai, kad pas juos apie tai kalbame vis mažiau ir mažiau, tiesiog įrodo, kad visas šitas branduolinio šantažo scenarijus, jis gali būti nurašytas.
Ir tik tai yra labai įdomu žiūrėti, kad tiek jis, tiek Paleckis, tiek Keletas, tiek Būkime vieningi, visi prorusiški tuo metu masiškai kalbėjo, kad va, įvyks referendumai, teritorijos bus prijungtos ir viskas, jeigu ukrainiečiai puls jas, bus branduolinis atsakas. Na ir ką, buvo atsiimtos didžiulės teritorijos tose prijungtose teritorijose, įskaitant tą patį Chersoną, ir nieko neįvyko. Tad vėlgi apie ką mes kalbam. Ką mes turim? Mes turim galingiausią Europos armiją ukrainiečių prie Europos sienos. Europa ginkluotės nebeturi. Mitas. Taip, Europa iš principo buvo visų šitų įvykių pagauta be kelnių ir taip, sausumos pajėgos Europos šalių iš tikrųjų yra ganėtinai silpnos, nes paskutinius gerus 20 metų kariavo ekspedicinius karus tolimuose šalyse, dėl ko reikėjo mažų, labai profesionalių ir lengvų pajėgų, kurias galima būtų mėtyti į karštuosius taškus, tokius kaip Afganistaną, Iraką, Malį, Somalį ir panašiai. Bet ką Europa turi, kaip ir beje visas likęs NATO, tai yra oro pajėgos. Ir aš nekartą sakiau ir vėl pakartosiu. NATO oro pajėgos yra turbūt, nors net neturbūt, galingiausios pasaulyje oro pajėgos. Ir jos, kaip rodo praktika, gali praktiškai sutraiškyti bet kokią kariuomenę konvencinę iš oro per kelias dienas. Jie tą padarė 2 kartus Irake, Libijoje, Serbijoje, visur. Tad NATO galbūt šiuo metu tik pradeda adekvačiai stiprinti savo karinius pajėgumus ant žemės, bet jų oro pajėgos niekur nedingo ir būtent jų oro pajėgos būtų pagrindinis svertas, kuris nebejotinai nulemtų, kad Europa praktiškai apsigintų nuo bet kokių Rusijos provokacijų. Karių gebančių kariauti nebeturi. Kaip tai? Ką? Nu, taip, ta prasme, NATO iš tikrųjų labai daug karo mačiusių kareivių neturi, dauguma jų yra iš asimetrinių konfliktų, tokių kaip tas pats Irakas, Afganistanas ar Mali. Bet kad jų neturi, čia yra visiška nesąmonė. Ukraina jiem jaučiasi skolinga, dahrina, 100 milijardų, jau kokio trilijoną. Šiaip ne visai. Man atrodo, pagalba Ukrainai net nepasiekė dar trilijono. Klausimus, ar pasiekė bent 100 milijardų. Kas beje yra visiški centai, turint galvoj, kad JAV vien ant Afganistano nuotykio išleido kelis trilijonus dolerių. Čia yra vienas iš tų dalykų, kurį mažai kas supranta, bet praktiškai pagalba Ukrainai, kurią Ukraina kol kas gauna, iš principo yra visiški centai. Palyginus su tuo, ką vakarų šalis išleido, ganėtinai bergždžiai tenka pripažinti tam pačiam Afganistane ir iki kažkokio lygio Irake. Visa laimė vakarai išėjo iš Afganistano ir dabar tuos pinigus bent jau gali perkelti pagalbai Ukrainai. Plius labai daug Ukrainai padės būtent nusavinti rusų oligarchų turtai. Daro žmogus, kuris skolingas ir turi daug jėgos. Ir labai hrinova situacija, nes, sakyti, bet kokiu atveju, Ukrainai situacija būtų hrinova bet kokiu atveju. Bus. Ar jinai laimės, ar jinai pralaimės. Kai kas, oi, tai čia rusai duoja separacijas, ten dar kažką tai statyti. Pažiūrėkit, kiek dešimtmečių tokiais dalykais mokami pinigai, ten dešimtmečiais, ne metai, ne 2. Ar žmonės valgyti nori iškart. Ar turint omeny ukrainiečių natūrą, ar turint omeny, kad bent 10 ukrainiečių dar yra visoje Europoje, ir turint omeny, kad Europos ekonominė padėtis liūdna, Europai situacija nepavydėtina. Kaip ir atrodo, viskas faina. Ukraina laimėjo, faina, čia viskas bus gerai. Hebra su visais Abramsais ir su viskuo, prie Lenkijos sienos, galvoja, Hebra, kas čia Lenkai norėtų iš mūsų biškai žemę pasimti? Nu, žiūrėkite, man, mes jums skolingi taip ukrainiečiam. Ukrainiečiai europiečiam. Kas sakės europiečiai? Taip skolingi. Tuoj ateina, mes jums atiduoti skolą. Įdomus variantas. Palak, tu! Ta prasme, aš specialiai nestabdžiau, nes čia keli niuansai buvo. Tai visų pirma, tai yra, man yra įspūdinga, kad vat jis, tas pats Kelertas, šiaip aš nežinau, ar Būkime vieningi tą labai akcentavo, bet vat tas, Lenkai nori atsimti vakarų Ukrainą, kaip realybė, Lenkai yra vieni pagrindinių, kurie stiprina Ukrainą. Tai vėlgi, Hebra, suveskit galus, kokio velnio Lenkijai tiek Ukrainai beprotiškus kiekius ginklų, įskaitant sunkią artileriją, šarvuočius, tankus, šaunamuosius ginklus, viską, prieš lėktuvinę gynybą, jeigu Lenkai nori pasimti rytų Ukrainą ir jeigu tikėt Kelertu, jau netgi kariauja vakarų Ukrainoje su Lenkais. Tai ką? Ta prasme, čia visiška nesąmonė. Ir man yra įspūdinga, kad vis dar kažkaip yra žmonių, kurie tuo tiki, bet aišku, tai veda prie kito gero bairio. Man tai yra įspūdinga, kad visa šita Hebra, tai yra kremliniai, niekaip neužsikūrė aiškint, kad Lenkai tuoj puls Lietuvą. Nes vėlgi, Lenkai paskelbė, kad prie Suvalkų
Suvalkų kampo formuoja naują diviziją. Ir tą diviziją apginkluos moderniausiai įmanoma ginkluotė. Tai yra šviežiai iš Korėjos pirktais K2 tankais, naujausiam pėstininkų kovos mašinom, savaeigiam artilerijom ir panašiai. Ta divizija de facto yra formuojama tam, kad būtų pasirūpinta, jog Suvalkų kampas nebus uždarytas, bet jeigu jie turėtų bent 2 smegenų ląsteles, jie galėtų pradėti klyti, kad karingieji Lenkai ginkluojas ir čia iš principo jau formuoja diviziją prie Lietuvos sienų, su kuria akivaizdžiai bandys pasimti Vilniaus kraštą ar gal net okupuoti visą Lietuvą. Vėlgi, kaip ir sakau, aš jų darbą galėčiau dirbti geriau už juos, bet tuo pat metu man tai yra įspūdinga, kad jie šitos temos visiškai nerezonuoja. Bet šiaip kitas dalykas, kuris man yra, neįtikėtinas, kur aš sakiau, kad, ta prasme, jo smegenis išgangrenavusios, ta prasme, loginė grandinė, kurią iš čia panaudodamas labai daug žodžių ir smug face'ą realiai sudėlioja, yra tai, kad jeigu Ukraina laimės, jinai bus paskendus skolose vakaram ir turės labai daug vakarietiškų ginklų ir vadinas logiškiausias sprendimas prasiskolinusiai Ukrainai yra nelaukti reparacijų iš Rusijos, nelaukti vakarietiškos pagalbos, nelaukti, kad vakarai investuotų milijardus į Ukrainos atstatymą, o pasimti visą tą kariuomenę ir pult Europą. Ta prasme, ant kiek tu turi būti debilas, kad sudėliotum tokią minčių seką. Pradėkim nuo to, kad Ukraina taip, po karo jai bus šakės, ta prasme, jinai bus pavargus nuo karo, jokio karo ten žmonės nebenorės. Ir esmė yra ta, kad maždaug gimt ginklus ir kaip kokį ordai verštis į vakarus, ta prasme, vakarai yra pagrindiniai donorai. Jie rėmė Ukrainą prieš karo, jie rems po karo. Ir esmė yra ta, kad pult vakarus ir realiai susipyk su savo pagrindiniais donorais yra nesąmonė. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, visa ta vakarietiška ginkluotė stovi ant vakarietiškos logistikos. Tai net iš karinės perspektyvos mes gaunam, kad ukrainiečiai tiesiog fiziškai to negalėtų daryti, nes jeigu jie puola vakarus ir jie turi vakarietišką ginkluotę, kurios patys nei pasigaminti, nei aprūpinti realiai negali, kad ir kaip būtų liūdna, tai jie negalėtų vystyti jokio puolimo. Taip, tu gavai, nežinau, tanką, pėstininkų kovos mašiną, bet tu turi gauti atsarginės detalės tam, kurą tam, amuniciją tam. Ta prasme, neveikia šitaip karas. Ir galų gale paskutinis dalykas, jeigu jau kalbi, kad ukrainiečių charakteris, tegul užsičiaupys apie ukrainiečių charakterį. Ukrainiečiai yra nuostabūs žmonės, aš ne vieną jų pažįstu. Ir tai yra beproto, paslaugus, mandagus ir inteligentiški žmonės. Ir nereikia čia aiškinti apie ukrainiečių charakterį, bet ne apie tai esmė. Gerai, prisimuokim, kad ukrainiečiai yra šitie kraugeriški fašistai, kuriem tik tai dega noras pult kažką. Tai logiška būtų jiem, jeigu jie atsikovoja visą Ukrainą, toliau pult Rusiją ir užkariaut kuo daugiau Rusijos. Ir tada, nežinau, plėšt Rusiją. Taigi, Rusija yra tokia turtinga valstybė, kuri turi tiek resursų. Nu tai gerai, tai tada tegul ukrainiečiai puola Rusiją, paima visą pietinę Rusiją, kur yra ir naftos, ir kasyklų, ir industrijos, ir puiku. Tegul plėšia Rusiją, kaip kad rusai norėjo plėšti Ukrainą. Aš esu tikras, kad ukrainiečiai to nedarys, nes tai būtų absurdas ir kvailystė. Bet esmė yra ta, kad net jeigu mes dėliojam logiką jo tam kažkokiam iškreiptam pasaulį, čia būtų žymiai logiškesnis sprendimas. O šiaip jeigu surimtėjant, tai vėlgi, kaip ir sakiau, aš pažįstu ne vieną ukrainietį ir pavyzdžiui, kas bus Ukrainoje po karo, aš iš jų visai neblogai žinau. Nes praktiškai vos ne nuo pirmų karo dienų ukrainiečiai apie tai galvoja. Pavyzdžiui, aš turiu biotechnologijų doktorantę Vokietijoje, bet jinai šiaip kilus iš Mariupolio. Ir vėlgi, kiek aš su ja bendravau, tai pirmom karo dienom jinai vos nebuvo pasiruošus susidėti daiktus, palikti savo patogų ir sotų gyvenimą Vokietijai ir važiuoti kariauti į Ukrainą dėl savo namų. Ja ukrainiečių vadovybė sustabdė ir pasakė, kad klausyk, Liuba, jos vardas Liuba beje. Liuba, po karo Ukrainą reikės atstatyti. Ir po karo Ukrainą mes atstatysim geriau negu kokia jinai buvo prieš karą. Ir mums reikės tokių protingų žmonių kaip tu. Dėl to lik Vokietijoje ir pasirūpink, kad po karo tu atvestum kuo daugiau investuotojų ir žinių į Ukrainą. Ir jinai tą daro. Jinai liko Vokietijoje, jinai padėjo pabėgėliams su biurokratija ir apgyvendinimu Vokietijoje. Ir dabar jinai gyvena tuo, kad kaip įmanoma labiau padeda diasporai Vokietijoje, kaip įmanoma labiau remia savo ginkluotasias pajėgas. Beje, jinai ten pasako, kad praktiškai jos visi ukrainiečiai, draugai ir grupiokai beje dabar kariauja. Dėl to ir sakau, kad tie, kas žuvo iš ukrainiečių pusės, tai žuvo geriausi iš geriausių, bet čia
čia kita tema, bet esmė yra ta, kad jinai tiesiog ruošias, kada baigsis karas, kada bus galima grįžti ir atstatyti Ukrainą. Ir Ukrainos atstatymas visoms suinteresuotom pusėm bus labai reikalingas, nes Ukrainai reikia, kad jų šalis būtų atstatyta, o vakarų šalim bus labai faina, nes bus lenktynės, kurios vakarų šalis gaus daugiausiai užsakymų kažką Ukrainoje atstatyti. Ten bus visiškas maršalo planas. Ir tas yra labai nuostabu. Ir taip dabar žuvo daug ukrainiečių, bet bent jau aišku, kad po karo Ukraina bus žymiai geresnė negu iki karo. Ir ta prasme, šita jo logika, jinai neturi nei jokiam lygmenį jokio realistiško pagrindimo. Jokiam. Bet tai žinai, kai tau yra išpuvusios smegenis, tai kuo daugiau tikėtis. Ir galbūt paskutinis argumentas, kuris tiesiog įrodo, kad tai yra visiška šiza, yra tai, kad Ukraina visais galais deklaruoja, kad jie nori į Europos Sąjungą ir NATO, ir jie nori to taip stipriai, kad jie jau sugebėjo priimti Stambulo konvenciją, kur beje net Lietuva Europos Sąjungos narė atsilieka. Tada ten labai stipriai skinas kelią įstatymai, kurie yra už homoseksualus, nes vėlgi Ukrainos LGBT bendruomenė iš principo labai stipriai reiškia šiame kare, nes jie supranta, kad jeigu Ukraina pralaimės rusam, tai praktiškai jiem tai visiems reikštų mirti. Ir tuo pat metu ukrainiečiai mato, kad tie, kas pasisakė prieš seksualinės mažumas, buvo praktiškai visi prorusiški. Vėlgi, galbūt man nepavyks rasti nuorodos, bet esu labai įdomus straipsnis skaitęs, kad prasidėjus karui ir kai ukrainiečiai parišo praktiškai visus kremlinius agentus Ukrainoje, praktiškai antiseksualinių mažumų propaganda visiškai sustojo jų šaly. Tai kaip čia dabar taip gaunas? Ir taip, žinau, kad ten Sinica, Širinskienė aiškina, kad ukrainiečiai kariauja už savo šeimas, bet ką jie pamiršta paminėti, kad ukrainiečiai kariauja ir už homoseksualias šeimas. Įmam kitą variantą. Oi, ko labai čia visi nenori ir bijot. Ir pasakot, nesąmonė, taip nebus. Mes žiūrim visus variantus. Laimi rusai. Ką mes turim? Turim tai, kad vėl stipriausia Europos armija prie Europos sienos. Europa, kaip žinom, ginkluotės nebeturi, viską atidavus Ukrainai. Pagrindiniai žmonės, kurie gali kariauti, irgi išėję kariauti į Ukrainą ir jau žuvę arba pasidavę. Aš supratau. Vėlgi, kiek aš turiu būti debilas, kad nesuprasčiau, jog jis irgi yra toj stovykloj, kad taigi čia ne Ukraina kariauja prieš Rusiją Ukrainai. Čia NATO samdiniai kariauja Ukrainai prieš Rusiją, nes visa Ukrainos kariuomenė jau seniai yra pabėgus, pasidavus ar perėjus į rusų pusę. Taip, sorry, ta prasme, ką aš galiu padaryti, kad aš debilas ir nesuprantu tokių akivaizdžių faktų, kaip kad Ukrainos kariuomenė nebeegzistuoja ir Ukrainai šiaip tai su rusais kariauja NATO. Aišku, tai nepaaiškina, kodėl tokiu atveju NATO nenaudoja savo nežmoniškai galingų oro pajėgų Ukrainai, ar galų gale savo kariaujantiem berniukam neduoda pilnos NATO ginkluotės, ir aš čia turiu galvoj sukomplektuotas, mechanizuotas brigadas ir divizijas, bet čia, žinot, čia yra tokie kvaili klausimai, kurių tik toks debilas kaip aš gali klausinėti. Ne, tai čia viskas akivaizdu. Taigi Ukrainos kariuomenė žlugo, o Ukrainai dabar žuva tik NATO kareiviai ir galų gale dėl to visi, kas gali kariauti, Europai žus. Aišku, šitoje aš dar galėčiau klausti, kodėl jis tiek pabrėžia Europą, o ne NATO, nes vėlgi, jeigu būtų kažkokių nesąmonių Europoje, JAV turėtų įsitraukti, bet, vėlgi, ta prasme, tai ašgi tiesiog naivus berniukas, tiegi man supras tokius didžią dvasingus genijus kaip jis. Gerai, Lenkai kažkokią turi kariuomenę. Ekonomika, vėlgi, sugriuvus, realiai. Nes aš spėjus čia ves prie to, kad jeigu rusai laimi, tai rusai turi galingą kariuomenę ir jie nuneša Europą, ne? Nes Europa nebeturi ginklų, nebeturi kareivių ir ekonomika žlugus. Ir žinot, man tai čia yra truputį paradoksalu, nes Rusijos ekonomika yra dar labiau žlugus, jau šiuo metu karui dar nesibaigus. Rusai de facto yra praradę daugiau karinės technikos, negu yra pasigaminę per paskutinius 30 metų. Rusai yra praktiškai visiškai praradę savo elitinius dalinius, tai yra VDV, pirmąją tankų armiją ir panašiai. Ir dabar praktiškai visa jų kariuomenė remiasi Wagnerio samdiniais ir mobikais. Ir net jeigu prezimuojam, kad šita kariuomenė kažkaip laimi Ukrainai, net jeigu prezimuojam, kad jie pradeda varyti taktiniais branduoliniais ginklais ir tiesiog sunaikina tokiu būdu Ukrainą ir vakarai kažkodėl nieko apie tai nedaro, tai net tokiu atveju Rusijai reikėtų, nežinau, 5, 10, gal 30 metų atsigauti po šito karo iš karinės perspektyvos. Tai net jeigu
jeigu jie laimėtų, jie ten žaizdas laižytus dešimtmečiais. Ir ekonomiškai per tą laiką vakarai atsigautų žymiai greičiau. Jau nekalbant apie tai, kad vakaruose yra masinis ginklavimas. Ir jeigu iki šio karo jau NATO buvo vienareikšmiškai stipresnė už Rusiją, tai po šito karo NATO, sakau, turbūt susivestų į tai, kad Kaliningradas būtų sunaikintas per 12 valandų, Minskas apsuptas per 24, Sankt Peterburgas 72, o Maskva apsupta per 1 mėnesį. Nes NATO jau buvo didžiulė galybė, galbūt jų sausumos pajėgos buvo nebūtinai pačios geriausias, jeigu mes kalbam išimtinai apie europinės valstybės, JAV kariuomenė tai ten visiškai kita kategorija, bet dabar, turint galvoj visą šitą ginklavimosi vajų, Europa bus neįtikėtinai galinga ir Rusija niekada neturės jokių šansų konvenciniam kare prieš NATO. Neturėjo prieš tai, dabar tuo labiau neturės. Lybė tokia yra. Irgi tada vėl, pagal jum, tai Rusas nesustos. Tai ką mes turim? Arba atominį karą, arba pagal jum Rusas eina per Europą. Variantas? Variantas. Ne variantas, nes vėlgi man tai labai yra juokinga, nes praktiškai dar net iki šito karo ten rusai mėgdavo sakyti, kad Rusija pati nusprendžia, kur yra Rusijos sienos, arba mūsų be analogio pasaulį kariuomenė, jeigu tik norėtų čia per 3 savaitės pasiektų Portugaliją ar Lamanšą ar kažką tokio. Čia gali jisai nesveikti. Rusų kariuomenė iki šito karo buvo visiškas feilas. Ta prasme, jeigu ukrainiečiai neturėdami nei normalių ginklų pakankamų kiekio ir kariaudami realiai praktiškai iš idėjos sugebėjo juos sumušti kare, kurį visi ekspertai sakė, kad ukrainiečiai tikrai pralaimės, jeigu ne per 8 valandas, tai per 1 savaitę. Ir rusų kariuomenė iki šiol ne tik, kad nelaimėjo, bet praktiškai prarado daugiau kaip pusę to, ką buvo užėmę. Tai kaip jis tikės, kad kurią nors NATO valstybę rusai konvenciniam kare galėtų paimti? Jis sako, oi, atominis karas kils. Ne, atominio karo reiktų Rusijai, nes konvenciniam kare juos turbūt šiais laikais vien Lenkai padėtų velnio. Yra dar 2 įdomus variantai. Jeigu žiūrėjau daug mačius scenarius. Kitas scenarius. Kažkoks vyksta stebuklas. Ir rusai susitarė su ukrainiečiais. Nu, pažinau, kažkoks vyksta Kijeve perversmas, dar ten kas nors. Mes žiūrim visus variantus. Šiaip šitokio varianto tikrai nebūtų. Net jeigu būtų kažkoks perversmas Kijeve, ukrainiečių tauta niekada nebetleis rusą. Šituo karu rusai pasakė, kad ukrainiečiai niekada nebenorės būti niekaip susiję draugiškai su rusais. Rusas dabar ukrainiečiai bus visiems laikam priešas. Kaip kad Pakistanui Indija, Palestinai Izraelis ir panašiai. Viskas. Rusai savo veiksmais padarė, kad net jeigu kažkokia tai valdžia Kijeve, kuri ten atsidurtų kažkokiu stebuklingu būdu ir būtų prorusiška, paskelbtų, kad ai, mes čia taikome su rusais. Ta prasme, ukrainiečiai tokią valdžią iš karto nuneštų ir pasadintų kitą valdžią. Vėlgi aš čia nehiperbolizuoju. Net iki viso šito 2014 metais užteko prorusiškam Ukrainos prezidentui pasakyti, kad jis nepasirašys asociacijos sutarties su Europos Sąjunga ir ukrainiečiai jį išvarė iš šalies. Aš čia aišku kalbu apie Janukovičių ir Maidaną. Tai įsivaizduokit, tais laikais apie konvencinį karą su aviacija, tankais ir artilerija tarp Ukrainos ir Rusijos nieks net pagalvoti negalėjo. Ir net jau tada ukrainiečiai iš valdžios išvarė prorusišką prezidentą. Tai jeigu dabar valdžioje atsidurtų kažkoks tai prorusiškas prezidentas ir sakytų, ai, taikome su rusais, ukrainiečių tauta niekada su tuo nesutiktų. Tai vėlgi čia, ką jis ką tik pasakė, yra visiškai ne variantas. Kiek tikimybė didelė ar maža, čia yra kitas dalykas, bet tokio variantą mes negalim ir rusai su ukrainiečiais susidraugauja ir ką mes turim dar galingesnę armiją prie Europos sienos. Toliau visko nekartosiu. Jūs įsivaizduojat, kad, kas mastot, kad Europai bet kokiu atveju žopa. Europai nėra labai gera situacija, nes vėlgi Europa tikėjos, kad ateityje visi karai bus ekspediciniai ir užtek tik tai lengvųjų dalinių. Bet ką jis čia labai patogiai nutyli, tai yra JAV. JAV yra galingiausia pasaulio kariuomenė su galingiausiu laivynu, galingiausiam oro pajėgom ir turbūt galima traktuoti galingiausiam antžeminiam pajėgom. JAV karinis biudžetas yra didesnis negu kartu sudėjus kitų 10 šalių kariniai biudžetai. JAV užtektų į Viduržemio, Baltijos ir Šiaurės jūros atsiųs po lėktuvnešį ir jie jau turėtų daugiau oro pajėgų, kurios būtų efektyvesnės negu bet kas, kad turi ukrainiečiai plus rusai. Aš jau nebekalbu, kad jokia ukrainiečių kariuomenė nekariautų už rusus. Čia yra kažkokia drėgna Putino svajonė, kad va, mes čia pasadinsim savo žmogų Kijeve ir ukrainiečių tauta kaip geri baudžiauninkai tiesiog klausys kito pono. Nebe tokie laikai. Žmonės patys renka savo lyderius. Ir tam, kad kažką tokio pasiektų Ukrainoje, rusam reikėtų vykdyti, nežinau, 10 mečius opresijų,
tam, kad ten vos nepraeitų kelios kartos ir galbūt tada per sukasus dantis ukrainiečiai sektų rusas. Kas beje, kaip aš suprantu, ir buvo rusų planas užkariavus Ukrainą. Tai yra praktiškai vykdyti visišką ukrainiečių tautos naikinimą, genocidą iki tokio lygio, kad išliktų tik tie žmonės, kurie nesipriešina, yra konformistai. Bet dabar, po to, kas įvyko, ukrainiečių tauta niekada nebus už rusus ir niekada jiem nebesilankstys. Rusai pasiekė, kad ukrainiečių tauta konsolidavos, susivienijo ir dabar yra kumštis, kuris daužo Putino pasipūtimą. Nepriklausomai, kai pasibaigs įvykiai Ukrainoje. Mano manimu, geriausi įvykiai, kad laimėtų Rusija. Dabar čia bus trolių milijonai, dar kažkas tai. Bet bent jau atveju, nieks nereikš pretenzijų Rusijai, kad tai skolinga ar dar kažką tai. Nu, gal greitai 300 milijardų atiduos, kad Rusas neteitų pasimti. Tai pala. Man jis ką tik dviejose vietose savo paprieštaravo. Pirmoje vietoje jis savo paprieštaravo, kad jis sakė, jeigu rusai laimėtų, tai eitų per Europą. Dabar sako, kad rusai neitų, nes vakarai jiem pamokėtų, kad neitų. Bet tai tada pagal tokią logiką, tai o kodėl jo scenarijui, kad ir kokiam durnam, vakarai neturėtų pamokėti Ukrainai, kad jinai neitų? Ta prasme, ar jis gali pats savo video būti nuoseklus savo minčių dėstyme, ar aš jau truputį per daug tikiuosi iš jo? Nes vėlgi, aš turiu pripažinti, iš visų marginalų, jo kalba yra turbūt viena sklandžiausių ir greičiausių. Jisai savo kalbos sklandumu ir tuo, kaip dėsto mintis, ir tuo, kaip sugeba pridėti savo prieskonio, kad nesimatytų, jog jis dirba iš kremlinės podgotovkės, jisai iš tikrųjų geras tame yra. Bet jeigu jau tu bandai kur tokius scenarius, tai bent jau būk nuoseklus. Nes, kaip ir sakiau, pirmą jis paneigė tai, kad jeigu rusai laimėtų, eitų toliau, jis pasakė, kad ai tai Europą tada jam pamokėtų. Bet tada jis paneigė savo mintį, kad jeigu ukrainiečiai pagresintų Europai, tai europiečiai ukrainiečiam nepamokėtų. Aš aišku nesakau, kad ten ukrainiečiai grasins Europai, bet ta prasme jis pats savo logikos, kad ir kokia jinai būtų blogai ir durna nesilaiko. Nu tai vėlgi, ar jo žiūrovai bent jau klausos, ką jis išneka? Ir su juo galima būtų šnekėti. Kai su juo šnekėti neįmanoma, čia ir kitas klausimas. Ruseliai dar pernai metais netgi raštus rašė, garantuokit mūsų saugumą. Juos pasiuntė, jie atėjo, pasakė, Hebra, mes darom tą, ką reikia. Ir jeigu Hebra sakys, okei, suprato, mes jums nebešposysim. A vis tiek Europa bus jau išbuožinta amerikiečių. Tai štai vietoje variantas yra, mano... Vau, amerikiečiai išlindo tame, kad jie išbuožino Europą. Vau, čia yra kažkas tiesiog nuostabaus. Nes amerikiečiai tikrai yra tie, kurie kenkia Europai, tie, kurie Europą plešia, tie, kurie Europai grasina ir tie, kurie sužlugdė Europos energinę nepriklausomybę. Taip, tarsi amerikiečiai čia yra patys blogiausi. O antras dalykas yra tai, kad jis čia kažką aiškina, kad rusai norėjo saugumo garantijų. Tai čia nuo rusų reikia saugumo garantijų. Pradėkim nuo to. O antras dalykas yra tai, kad tos saugumo garantijos buvo maždaug, tai vienu žodžiu, iš Europos turi pasitraukti JAV kariuomenė, nesvarbu, kad jinai yra NATO. Tada praktiškai NATO turi pasitraukti iš Baltijos šalių Lenkijos, Rumunijos, kas de facto reiškia, kad šitos šalis turi atitekti Rusijai. Ta prasme, kai tu kalbėjai apie saugumo garantijas, tu galbūt kalbėjai apie kažkokius pajėgumų nedislokavimus kažkur. Ar apie tiek, kiek kokių konvencinių ar brandolinių ginklų turi. Galbūt tu leidi vieną ir kitai pusį save inspektuoti. Ir tokia saugumo architektūra buvo Europoje. Tiek rusai galėjo dalyvauti Europos karinėse pratybose, tiek NATO galėjo siųsti savo stebėtojus ir rusų karinės pratybas. Dėl to, iš principo, NATO turėjo labai tikslius skaičius, kiek buvo, pavyzdžiui, žemyniniai Rusijos daly dislokuota pajėgų rusiškų. Nes vienas dalykas, kurį aš vis girdžiu iš visokių promaskolinių debilų, yra tai, kad nieks nežino, kiek rusai iš tikrųjų visko turi. Čia rusai turi visko dar daugiau, maždaug rusai dar net nepradėjo. Ta prasme, Hebra. Nėra taip, kad rusai ten stebuklingai iš kažkur dabar iš šiknos ištrauks ten 15 000 sarmatos tankų ir čia dabar orda nuvažiuos iki pat Portugalijos. Dėl konvencinės ginkluotės sutarties NATO turėjo labai gerus skaičius, kiek rusai turi pajėgumą europiniai Rusijos daly. Tavaime, aišku, rusai šiek tiek sukčiavo ir nemažą dalį savo pajėgų perkelė už Uralo ir dabar tos pajėgos buvo keltos karui Ukrainai. Bet pats faktas, kad iki karo buvo labai gerai žinoma, ką turi rusai. Ir tas buvo žinoma dėl to, kad rusai žinojo, ką turi NATO. O tai buvo dėl to, kad jau Europoje buvo saugumo garantijos abipusės. Ta prasme, ką? Bet vėlgi, ten prašė saugumo garantijų. Tas jie nesaugumo garantijų prašė. Jie prašė, kad, tai perleiskit šitas visas suverenės valstybės mum, nes mes tiesiog manom, kad jos mum priklauso. Tų šalių apsisprendimo teisė, klausimas, su kuo jie nori draugauti,
Klausimas, kokį kelią nori pasirinkti. Velniop, taigi čia tik didžiosios valstybės turi spręsti, kaip viskas yra poli, yra įtakos sferos ir čia tipo maždaug mažosios valstybės gali užsičiaupti. Kas beje yra visiškai Mafuko ir Gezo mąstymas. Vienus iš įdomiausių. Bet yra dar kitas variantas. Nei pakarti, nei paleisti, nei laimėję, nei pralaimėję. Dabar vyksta referendumai. Nu, dėl rezultatų, manau, tik tai durnas abejoja, kokie bus tose 4 apskrityse. Šiaip tai yra įspūdinga, kad jis taip atvirai kalba, kad rezultatas yra žinomas prieš balsavimą. Net Lekstutis sakė, nu, čia vyksta balsavimai, nu, aš manau, kad laimės. Net Lekstutis apsimetė, kad yra kažkokia intriga. Tai čia pirma. O antra, šiaip tais visais balsavimus man kas labai juokinga yra. Jeigu mes žiūrim Ukrainos karo žemėlapį ir, pavyzdžiui, žiūrim į Zaporožės regioną, ne? Tai rusai niekada toliau šitos linijos praktiškai nuėję nebuvo. Ir didžiausias tos apskrities miestas, kurio garbiai praktiškai visą tą apskritis pavadinta, tai yra Zaporožė, niekada net nebuvo užimta rusų. Bet dabar kažkokiu tai būdu rusai sako, kad Ukraina privalo suprasti realijas fronte ir atiduoti visus šiuos 4 regionus, tai yra Kersono, Zaporožės, Donecko ir Luhansko, pagal jų administracinės iki karinės sienas. Tai, ta prasme, kokios dar realijos fronte, jeigu Zaporožės regiono centras niekada net užimtas nebuvo. Tai ką, tai kaip tai supras? Ir man čia kitas dalykas, tai taip išeina, kad rusai traktuoja, kad jie visoji Zaporožės apskrity regione, nežinau kaip pavadinti, padarė šitą balsavimą, įskaitant Zaporožį, ir visi nubalsavo prisijungti prie Rusijos. Ar čia reikia suprasti, kad balsavimas įvyko tik jų užimtoj teritorijoje, kur beje gyventojų yra mažiau negu Zaporožiai, ir tik dėl jų balsavimo dabar Zaporožį reikia prijungti. Ta prasme, vėlgi, rusų propaganda ir visas naratyvas yra antiek subirėjęs ir nebekoherentiškas, kad toks jausmas ranka nebežino, ką jie daro. Nes jeigu rusai kalba apie realijas fronte, tai viskas yra paprasta. Zaporožė niekada nebuvo rusų net pasiekta, nebekalbu apie užėmimą. Bet tuo pat metu jie reikalauja, kad visas Zaporožės regionas būtų atiduotas, nes įvyko balsavimas. Bet tai jie Zaporožės niekada nebuvo užėmę. Balsavimas įvyko mažesniojoje Zaporožės regiono daly. Taip, kaip tai veikia? Tai prasme, vėlgi jų pačių bukoj atbuloj logikoj nesisieja mintis. Tai apie ką mes kalbame? Ir ten jau Rusijos žemės. Nu, ten kaip niuansai, kaip tenai bus, lieps, nelieps, išeit, neišeit, kaip ten bus suginkluoti, kitas dalykas. Bet, nu, daleiskim, toje vietoje Rusija daugmaž sustoja, nu, dar Nikolajevą ir Odesoje, jaučiu, norėtų atsimti. Ką reiškia, norėtų atsimti? Ten yra ukrainietiškas teritorijos. Čia aš nesuprantu, ta prasme, čia maždaug tas pats, kas, tai tarp kiko, nu, čia aš žiūriu, tu turi visai gražią mašiną, kuri man patinka, tai žiūrėk, aš ją noriu atsimti, tai tu atiduok man raktelius, o tai kitaip aš tave tol mušiu, kol tu sutiksi. O jeigu tu man tos mašinas neduosi, aš tiesiog pasimsiu bitą ir ją sudaužysiu, kad ir tau neliktų. Ir dar apkaltinsiu tave, kad pats ją sudaužiai, kad mane apkaltintum tuo. Nes čia būtent tai rusai daro. Kaip tu galėjai norėti atsimti tai, kas tau nepriklauso? Kur logika? Ir ateina koks lapkričio mėnuo. Žiema. Prasideda šalčiai, šildymo sezonas. Pala, stop, man ką tik dėjo. Tai jisai čia kalbėjo, kad vis dar rugsėjo gale spalio pradžioj buvo tikimasi maskolių tarpe, kad įvyks mobilizacija, įvyks tie balsavimai ir rusai sugebės įgyvendinti puolimą link Odesos ir ją užimti. Tai kaip jis gali save vadinti kažkokio karybos ar politikos ekspertų, kai buvo akivaizdu, kad viskas, Odesa yra už rusų pasiekimo. Tuo metu, man atrodo, jau netgi Gyvačių sala buvo atsimta ukrainiečių. Tuo metu jau laivyba vyko iš Odesos uostų, bent jau grūdų. Tai apie kokį Odesos užėmimą, ar kaip jis sakė, atsiėmimą, galėjo būti kalba. 15 raketų skrenda į Ukrainą, į pagrindinės pastotės. Ir dar kokią vieną kitą tiesą. Ir Ukraina lieka be elektros. Nors dabar čia iš Chmelnyckio planuotis pardavinėti. Prieš keletą savaičių ruseliai parodė, kad tas dalykas įmanoma. O tokius dalykus pamokė daryti patys ukrainiečiai, atakuodami Zaporožės atominę. Bet jau prašiau, jie transformatorinės pavaro ir kelias bazinės traukinių perskirstimo stotis. Kijeve 3 milijonai gyventojų, Ta prasme, taip, ta prasme, čia iš tikrųjų, tai čia ukrainiečiai Zaporožės atominę apšaudė tikrai ne rusai tam, kad pagrasintų vakaram. Tai jau tikrai. Antras dalykas, kad 15 raketų ir sunaikino. O tai kur ukrainiečių oro gynyba? Taip, ukrainiečių oro gynyba ypač tuo metu dar nebuvo tokia stipri, bet ta prasme 15 raketų čia buvo akivaizdu, kad to nei iš tolo neužtektų. Jeigu gerai pamenu, per visus tuos masinius apšaudimus rusai yra priversti naudoti 100 raketų ir dronų ir tai praktiškai
praktiškai 90% jų yra numušama. Taip, tas pataiko į energetinę infrastruktūrą, pridaro daug žalos, bet vėlgi, ukrainiečiai parodė, kad jie yra labai adaptyvūs ir sugeba iš principo tą sutvarkyti labai greitai. Bet čia yra maždaug, 15 raketų, ukrainiečiai tikrai nieko apie tai nedarys, nesgi ten ukrainiečiai žlugė. Čia ta prasme, rusai, jeigu tik norėtų sušaudytų, čia žinot, čia ta pati Podgatovka kaip pas Kelertą, kur maždaug, kad rusai turi priemonių ir jeigu jie čia norėtų, jie čia viskas sunaikintų, tai čia lygiai tas pats, kas maždaug, čia rusai pašaudytų, čia ukrainiečius nuneštų, tik tai kažkaip ukrainiečių oro gynyba vis geriau ir geriau tokias raketų atakas nuneša. Nu, bet paklausykim, ką jis dar turi pasakyti. Dnipropetrovske 1,5 milijonų gyventojų, miestai paralyžiuoti. Ir įsivaizduoju dabar takis visas kiekis gyventojų iš Kijevo, pakeliui Žitomeras, Rovnas, Luckas ir į Europą. Šiaip jisai labai gerai žino geografiją, nes jis šūdgalvis praktiškai ne vieną kartą buvo Ukrainoje. Ir va čia man yra įspūdinga, jis keliavo tam krašte, jis su tai žmonėm bendravo, jis tuos žmonės pažino. Aš spėju, jis jiem į akis žiūrėjo. Kaip tu gali iš principo advokatauti ukrainiečių genocidą, nes vėlgi, jis advokatauja ukrainiečių genocidą. Nes realiai, ką jis dabar sako, kad tipo, pašaudys ten maždaug į ukrainiečius ir bus pabėgėlių lavina. Ta prasme, tai yra karo nusikaltimas ir de facto ukrainiečių tautos genocidas, nes praktiškai rusai, ką jis pasako, kad ukrainiečiai turės pasirinkimą arba mirt, arba pabėgti. Kas yra visiškas tautos naikinimas arba išvarimas. Tai kaip toks menkysta gali egzistuoti? Tai yra kaip tu gali žiūrėti ukrainiečiam į akis savo laiku, nes jis vėlgi, sakau, yra Ukrainoje keliavęs ir dabar kalbėti tokį šūdą. Čia yra visiškai pamazgų lygio dalykai. 10 milijonų gyventojų. Žiemą į Europą jų nesustabdysi. Nes kaip tu gyvensi dideliam mieste, be elektros, metro neveikia, vandentiekis neveikia, kanalizacija neveikia, prekybos centrai neveikia, bankai neveikia, degalinės neveikia. Įmanomas variantas. Taigi rusai orkai. Rusam viskas pofik, rusai visus žudo, vaikus prievartauja. Tai čia vaikų žaidimas. Tokiem žmonėm pagal jum, kurie žudo vaikus prievartauja moteris, išjungti elektrą. Tai kažkaip tokia, punkšimtuką ir išjungiai. Ir tos likusios Ukrainos rusai gali ir nebeimti. O kam? Čia iš principo yra neįtikėtina. Šiaip tai neįtikėtina ant daug lygių. Pirmas neįtikėtinumo lygis tai yra, kad jeigu Kelertas ten būkime vieningi, dar iki kažkokio lygio bando aiškinti, kad ten bučos žudynių ir panašių dalykų ir vaikų prievartavimų nėra, kad čia ukrainiečių provokacijos, kad čia iš tikrųjų patys ukrainiečiai tą daro, kad vykdytų rusų etninį valymą Ukrainoje ir rusus apkaltintų vienu žodžiu ten visokios šizas. Jis tiesiog, ramiu veidu, smag feisu. Jo, rusai yra prievartautojai, žudikai. Prievartauja moteris, prievartauja vaikus, prievartauja vyrus, vykdo masinės žudynės. Nu tai ką čia? Jeigu reikės, jie raketų atakoms sunaikins gyvybinę infrastruktūrą ir dar arba milijonai žmonių pabėgs arba mirs. Nu tai kas čia tokio? Per Holodomorą dar netiek nužudė. Negi kažkam ukrainiečių gyvybės rūpi. Tikrai ne jam. Čia yra iš tikrųjų šlikštu klausytis tokių dalykų. Vėlgi, šitoje vietoje man pavyzdžiui kyla klausimas, ar visa šita jo tirada nesikvalifikuotų baudžiakui už agresijos Ukrainoje palaikymą. Aišku, čia galėtų sakyti, kad aš čia vykdau ten politinį komentavimą, dar kažką, bet čia jau nežinau. Jeigu būkime vieningi, bent jau persikvalifikavo, kad aš tai šiaip ne už vienus, ne už kitus, aš už taiką. Ir dėl to iš principo gali eiti tą plonytę liniją, kad palaiko Kremlių, bet tada aiškina, kad nepalaiko. O Kelertas gyvena Nyderlanduose ir jį tiesiog būtų labai sunku pasiekti teisinė priemonė. Tai kaip su šituo hebrantu? Nu rimtai. O kai kalbu apie Podgatovkes, iš principo čia yra senas mano bajeris, kad iš principo egzistuoja vienokios ar kitokios rusų propagandinės Podgatovkes, lietuviškai turbūt reiktų sakyti paruoštukai, kur tiesiog yra aiškus punktai, kuriuos reikia ištransliuoti savo prieinamais socialiniais kanalais. Ar tai būtų Facebooko įrašai, Telegramų įrašai ir video įrašai, tai jau kiekvieno iš jų pasirinkimas. Iš kur jie juos gauna, aš galiu įtart, bet jeigu aš tvirtinčiau, kad žinau, aš turbūt prasileisčiau baudžiaką už šmeižtą. Dėl to aš galiu tik pasakyti, kad mano nuomonė tas ateina arba iš rusų specialiųjų tarnybų, arba iš rusų ambasados. Kaip tai pasiekia tokius veikėjus kaip jis, Kelertas, būkime vieningi ir visi kiti, aš palieku spręsti jums. Bet turint galvoj, kaip jie nuosekliai kartoja tą, ką kalba Kremlius, nu tikrai būtų įspūdinga, jeigu visa tai nebūtų sinchronizuota. Ir antras dalykas yra tai, kad kaip Kelertas likus maždaug mėnesių iki karo labai tiksliai pasakė, kad pagrindinis rusų puolimas vyks per Černobylį į Kijevą, taip jis dabar rugsėjo gale realiai pasakė, kokia bus naujausia rusų taktika. Tai yra bombarduoti Ukrainos energetinę infrastruktūrą su tikslu sukelt humanitarinę krizę Ukrainoje, kas lemtų arba didžiulį pabėgėlių srautą, arba realiai norą pasiduoti.
Aišku, likimo ironija ir karma yra ta, kad tas visiškai nesuveikė. Vietoje to ukrainiečiai parodė, kad jie gali labai greitai taisyti savo energetinę infrastruktūrą. Taip pat Ukraina pradėjo gauti didžiulius kiekius prieš lėktuvinės gynybos, kas savo ruoštų praktiškai tų atakų efektyvumą minimizavo iki minimumo. Savame aišku, kurios kreiserinės raketos arba iranietiški dronai vis dar pasiekė savo taikinius, bet vėlgi žala yra sąlyginai minimali, o tokių atakų kiekis vis labiau mažėja, kas beje parodo, kad rusai praktiškai negeba pasigaminti sparnuotųjų raketų tokiais tempais, kokiais jie šaudo. Ta prasme, čia buvo bairių, kad pavyzdžiui, jie pradėjo šaudyti raketas, kurios buvo skirtos išimtinai branduoliniams ginklams, bet tiesiog nuo jų nuėmė branduolinės galvutės ir uždėjo balastą, arba kad į Ukrainą šaudė raketas, kurias pagal supistą Budapešto memorandumą pasiėmė iš tos pačios Ukrainos 90 metais. Tavose šita rusų taktika visiškai nesuveikė. Dėl jos vakarai dar labiau susivienijo. Ukraina gavo superinę priešlėktuvinę gamybą. Tarsi, kas būtų pagalvojęs karo pradžioje, kad ukrainiečiai gaus Patriot sistemas. Energetinė infrastruktūra Ukrainoje buvo pažeista, bet dabar yra atstatyta. Šalia to jie gauna milžiniškus kiekius nepriklausomų generatorių energijos sistemos decentralizavimui. Ir de facto kas gavos, kad rusai išpiškino didžiulį kiekį raketų į nekarinius taikinius, turiu pabrėžti, ir mes prie to grįšim. Pasiekė minimalų norėtą rezultatą ir dar be viso kito padarė, kad Ukraina po šitų smūgių būtų tik stipresnė, nes jų elektros sistema yra labiau decentralizuota ir jie turi geresnį oro gynybą. Taip, apie ką mes kalbame. O vyšnaitė ant viso šito torto yra tai, kad šitokios raketų atakos į civilinius infrastruktūros objektus tiesiog parodo, kad taip, kaip ir sakiau video pradžioj, rusai yra pralaimėję. Jie de facto savo branduoliniais grasinimais ir tokiom atakom į civilinę infrastruktūrą įrodo, kad karinių požiūrių konvencinio karo prieš Ukrainą jie negali laimėti. Nes turint tokius pajėgumus, galbūt galima būtų koncentruoti tokias atakas į kažkokius karinius taikinius, galbūt į kažkokius logistinius taikinius, dar kažką. Bet ne, visos šitos atakos yra koncentruotos į civilius taikinius, nes rusai suprato, kad ukrainiečių kariuomenės nugalėti nebegali. Ir vienintelis būdas jų galvose yra terrorizuoti ukrainiečių civilinę populiaciją, kad jinai pasiduotų ir jinai nebepalaikytų savo karių. Tai gaunas priešingai. Rusai tik dar ir dar labiau stumia nuo savęs ukrainiečių visuomenę, dar labiau jie telkia apie galutinį tikslą ir primena ukrainiečiam, kad jokių būdų taikos su rusais būti negali, kol ukrainiečiai visiškai nelaimės. Tad rusai savo geriausiam skeltanagių tradicijom pasiekė priešingą rezultatą tam, kurio siekia. Palaukit 2-3 metus, kol pilnai viskas degraduoja. Ir Hebra patys pasiprašo, pabiškai, pakrašai, tipo, miestelis, po miestelio, rajonas, po rajono, gal galit mums čia biškai duoti elektrą, gal biškai mums duoti vandens, mes čia jau su jums draugausim, čiunk, ir po 10-15 metų, tie visi nacionalistai, užkietėję ukrainiečiai, visi sėdi vakarų Europoje, lieka tik tie žmonės, kurie bėgti negali, juos pabiškai similiuoja. Įmanomas variantas. Kodėl ir ne? Visiškai neįmanomas. Aš nesuprantu, čia maždaug paimamas toks vakumas, kad rusai metų metais bombarduoja civilinę ukrainiečių infrastruktūrą, nusistovėjus visiškam status quo fronte. Ukrainiečių nieks neremia, tai yra visiškai nėra vakarų paramos atstatyti infrastruktūrai ar jos decentralizavimui. Ir apskritai Ukrainos nieks neremia ir tiesiog jinai pabiški subyra. Ir tada ta tauta, kurios šalis buvo sunaikinta agresoriaus, praktiškai pasiprašo pas agresorių. O tai pagal tokią logiką, kodėl tada ukrainiečiam nesakyt, kad gerai, Lenkai, jūs norit mūsų vakarų Ukrainos, imkit visą Ukrainą, davai padarom Ukrainą Lenkijos valstybės dalim, iki pat fronto linijos. Tiesiog. Ir tada kas? Ir tada gaunas, kad visa Ukraina yra Lenkijos teritorija, o Lenkija yra NATO. Ir viskas. Tai, ta prasme, netgi toks variantas yra realistiškesnis už tai, kad ukrainiečių tauta, kurią rusai net neslepia, kad nori sunaikinti, pasiprašytų į Rusijos sudėtį ir asimiliuotus. Ta prasme, nu čia yra, aš nesuprantu, ta prasme, ant kiek tu turi būti išpuvusiam smegenim, kad sugalvotum tokią loginę seką. Nu čia kažkas ne to, nežinau, vėlgi. Ta prasme, aš galiu tik tai duoti jam taškų už originalumą, nes net Kellertas tokio šūdo nekalba. Tad aš bent jau turiu ką aptarinėti, bet tu. Aš, pavyzdžiui, jų vietoje gal net šitą variantą pasirinkčiau.
Kitaip tariant, ką jis ką tik pasakė, kad jam yra priimtina, kad kas nors ateitų, jį dubasintų, iki tol, kol jis realiai praktiškai būtų to, kuris dubasina vergu. Kitaip tariant, jeigu jį kažkas pakankamai pridubasintų, jis pats pasiprašytų, kad, o tai, žiūrėkit, gal galite mane dubasinti labiau? Aš visą savo turtą atiduosiu. Tiesiog jūs dubasinkit mane. Man patinka, kai mane dubasina. Vėlgi, aš neskau, kad jūs ar kažkas kitas imtųsi smurto prieš jį. Aš to negaliu pateisinti, tas būtų blogai, bet jis vėlgi, ką tik kitais žodžiais pasakė tą patį, kad mergaitė, jeigu tave prievartauja, tai tu nesipriešink, o jeigu prievartautas tau užstatė vaiką, tai tu nepaduok jo į teismą, o tuokis su juo. Taigi vaikui tėčio reikia, jausk savo vietą. Vėlgi, aš darau šitą palyginimą ir aš vėl atsimenu daugybę mūsų liaudės pasakymų šitom temom, bet vienas yra tas, kad jeigu tave prievartauja, nesipriešink. Aš jau daug kartų minėjau tą patį bajerį, kad tipo, mergaitė, nereikėjo priešintis, kai tave prievartavo, nes tik dar labiau primuš. Tada aišku visada, kad oi mergaitė, nereikėjo taip seksualai rengtis ir vaikščiot vakare, nes pati prašys, kad būtum išprievartauta. Ir aišku, šitoje vietoje dar ką tik atsiminiau kitą, kurio daug iteracijų esu girdėjęs per savo gyvenimą, kas šiaip ganėtinai liūdna, kai apie tai pagalvoju, bet pavyzdžiui, posakis, perfrazuosiu vieną iš iteracijų, kurią esu girdėjęs, kad va, jeigu mieste pamatai moteris su 2 fanarais, tai turi suprast, kad kažkam yra truputį sunku su vyro klausimusi. Arba jeigu mieste pamatai moteris su 2 fanarais, turi suprast, kad kažkam buvo truputį sunku su teksto suvokimu. Ir aš norėčiau, kad čia būtų tiesiog juodas humoras, bet ne. Turint galvoj, kad kai mūsų valstybėje kažkas pradėjo stumti truputį geresnį seksualinio smurto šeimoje apibrėžimą ir gynybą moterim, pakilo didžiulis vajus apie tai tokį lygio, kad oi, čia tuoj reikės notaro sutarimo, kad su žmona pasimylėtum. Ta prasme, jūs debilai nelaimingi. Ta prasme, mūsų šaly moterų teisės yra šūdinoj vietoj. Būtent dėl visų tų šeimomaršistų ir panašiai. Ir kas yra žiauriausia, vėlgi, atsimenat, aš sakiau, kad Ukrainoje homofobijos ir panašių dalykų labai stipriai apmažėjo, netgi šis išnyko, kai buvo išvaryti arba suimti Ukrainoje rusų agentai. Tai vėlgi, Rusija de facto yra dekriminalizavusi smurtą artimoje aplinkoje, kitaip tariant, Rusijai tu beveik negauni rimtų bausmių, jeigu tu primuši savo žmoną. Ir ten bet kokie įstatymai, kurie gina moteris, jų patriarcho, kuris vėlgi savaime aišku yra valdomas FSB, buvo išvadinti kaip prieš tradicinės vertybės. Tai žinot, tai va, turim tradicinių vertybių gynėją. Iš tos serijos, kad jeigu mergina prievartauja ir užstato į vaiką, tai jokių būdų negalima vyro paduoti teismą, reikia su juo tuoktis, kad vaikui būtų geriau. Nes jis realiai ką tik tą pasakė. Kas, vėlgi yra išgamos lygio svaičiojimai. Tai vat, pamastykit, pagalvokit, kokie dar gali būti variantai ir jūsų manymu, kuris iš tų variantų yra didžiausia tikimybė? Ukraina laimė, atsima visas teritorijas, arba užima buferinę zoną 100 km į Rusijos gilumą, arba bent jau užsitikrina karinės galimybės smogti taikiniam bent 100 ar 300 km į Rusijos gilį tam, kad rusai negalėtų telkti ten karinės technikos ir ar bombarduoti Ukrainos. Rusija realiai idealiu atveju arba subyra į daug mažų valstybių, arba ten praktiškai prasideda tokios ekonominės ir socialinės panetkės, kad Rusija iš principo tiesiog implaudina ir kolapsuoja iš vidaus, kol NATO ir Ukraina yra pasirengusios sunaikinti Rusiją kaip valstybę. Aš manau, kad tai būtų geriausias scenarijus. Ir viso to metu vakarai ir apskritai visas išsivystęs pasaulis parūpina Maršalo planą Ukrainai jos atstatymui. O tie kariai, kurie dabar kariauja, baigia kariauti ir grįžta į savo civilinės rolės ir prisideda prie Ukrainos atstatymo. Manau, kad kažkas panašaus tokio bus. Klausimas, kas tiksliai bus su Rusija, bet kad kažkas tokio bus su Ukraina, galim net nebijoti. Nes man tai iš tiesų labiausiai pasis variantas patinka. Kaip man patinka, jeigu, žiūrėkit, visą laiką, jeigu jūs turit priešą, jūs turit atsistoti į priešo vietą ir pažiūrėti, ką jis gali padaryti. Pratingas žmogus visą laiką išanalizuoja visus variantus ir žiūri, ką gali pasiruošti visiems variantam. Aš suprantu, kad didžioji Lietuva sakės, nesąmonės, čia nusišneki, aišku, aš nusišneku. O jūs nesiruoškit. Bet po to neverkit. Oi, kodėl mums nesakė, jeigu būčiau žinojęs. Kiek kartų gyvenime tą dalyką kartojat? Ir dar kartą kartosit. Nes neklausot, nemastot. Bet ką darysi? Žuvyčių yra toks likimas. Taip pat, mylėjai, kas mastot? Mastom, rašom, analizuojam, labai įdomu. Bent jau man, nežinau kaip jum. Gyvenimas įdomus, kasdien įdomėja. Labai įdomus situacija su ekonomika. Kai funtas artėja prie dolerio, tai čia išvis tokie dalykai, neatsimenu, kada tai buvo. Žodžiu, džiaugiamės gyvenimu. Varom tas tokias bangas. Wow. Krizės, kolapsus ir visą kitą. Daug bus ašarų. Bet čia kiekvieno pasirinkimas yra.
Na, ką aš galiu apie visą šitą paskutinį tiradą pasakyti. Visų pirma, kaip Skirmantas Malinauskas labai gerai pastebėjo savo video, tai praktiškai jisai iki pat karo pradžios aiškino, kad nėra jokios logikos dėl to, kad rusai pultų Ukrainą, ir čia tikrai nepuls, čia tik durniai mano, kad Ukraina puls rusai. O kai karas prasidės, buvo, aš truputį čia suklydau. Tai vėlgi tiesiog parodo, ant kokio lygio yra jo analizės. Tada tas pasakymas, kad tu čia viską turi įvertinti ir visiems variantam pasiruošti, aš žinokit, jums iš patirties pasakysiu, kad jūs niekada neapsvarstysit visų įmanomų variantų ir jiem nepasiruošit. Nes kas 2019 galėjo pasakyti, kad, nežinau, bus COVID-as. Arba kas 21 vidury galėjo pasakyti, kad 22 bus konvencinis karas tarp Ukrainos ir Rusijos. Kas pirmom karo dienom galėjo pasakyti, kad praktiškai praėjus metam nuo karo pradžios Ukraina praktiškai pradės gauti vakarietiškus sunkiuosius ginklus, Patriot sistemas ir panašiai. Tu niekada tam nepasiruoši. Geriausia, ką tu gali padaryti, tai būt geriausia savo versiją ir tada, kad ir kokie iššūkiai būtų tavo gyvenime, juos sutik drąsiai, veržliai ir nepasiduoti. Ir tiesiog, va, tokias nesąmonės, kokias jisai kalba, tai čia yra kažkas neįtikėtino. Ir aiškint, kad, čia reikia įsijausti priešą, taip, tas yra tiesa, bet kaip mes ką tik įstikinom, jis neturi jokio žalio supratimo, kas vyksta šitam kare, kaip tai vyksta ir kas iš ko seka. Na, bet žmogui tai netrukdo generuoti tūkstantinės peržiūras, tad, aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad turint galvoj, kad mano mintis bent jau yra logiškos ir nuoseklios, kada nors aš tikrai galiu tikėtis dar didesnių auditorijų. Nes aš visada tikėjau, kad protingų žmonių yra daugiau negu debilų. Tad tiek, ačiū, kad žiūrėjote, kaip visada paspauskit nykštį aukštyn, užsiprenumeruokit mane, kad matytumėt kitus mano video, kur debunkinu šitą šūdą ir iki kitų kartų. Čiau!